Labas rytas, vėliai. Kągi, iš pačio rytmetėlio pakalbėkime apie paukščius, o jie labai gerai čia girdisi. Nors kažkaip tai pasakiau ir pagalvojau, ko tai ramu, o tai kas rytą eini, tai tiek čirškia, tiek švilpauja, kad vos kitą kartą galvoju, ar girdėsis, ką aš kalbu. Taigi apie paukščius, kaip fotografuoti paukščius, kokį objektyvą galbūt pasirinkti ir nuo ko pradėti. Aš pats nesu paukštininkas, bet turiu daug draugų, kurie fotografuoja paukščius, fotografuoja žvėris. Ir tikrai girdėjęs visokių pasakojimų, įdomių pasakojimų. Čia aišku, per tokį trumpą laiką to nepapasakosiu, dar geriau, kad paklausyt, ką jie pasakoja, ką jie pasako, kokių yra gudrybių, kokių tikrai nuostabu, tikrai įdomu. Būtinai tie, kurie galvojat ir planuojat, norėtumėt fotografuoti, būtinai pradžiai paklausykit, būtinai pasidomėkit. Na, o tuo tarpu nepamirškit, būtinai paspausti riebų laiką, būtinai prenumeruokit kanalą, paspauskit skambutį, kad nepraleist kitų video, nes YouTube kanalas kuo toliau jis tuo kažkaip vis spaudžia, jau netaip dažnai išmeta video, kad parodyt, kad tu galėtum pažiūrėti ir taip toliau, kažkaip viską atrodo. Už viską reikia, aišku, mokėti, jeigu nori, kad tavo video visi matytųsi. Todėl pasižiūrėkit, jeigu kas prenumeravę esat, pažiūrėkit, ar nėra atmesta prenumeratos, nes ir taip girdėjau būna. Todėl vėl spauskit prenumeruoti tą būtinai skambutį, kad jums nepraleis kitų video, jeigu tai įdomu jums. Būtinai pakomentuokit po 3, 4, 5 žodelius, nemažiau. Taip irgi tada šį video kelia aukštyn, daugiau žmonių gali pamatyti. Na ir jūs tiesiog nepraleisit netyčia pamatę ar pamiršę, kad naujas video išeina trečiadienį vakare. Ir taip toliau, žodžiu, jūs man padėsit. Ir aišku, užduokit temų, kai tai padarė šiai temai Darius. Jam pasirodė įdomu apie tai. Vat, ir ačiū už tai, kad užduoda naujų temų, apie ką galima būtų pakalbėti. Taip mes vystomės, taip mes mokomės. Ir žinot, kaip smagu, kai yra fotografų ar būreliai, fotoklubai ar draugijos, kurias aš esu įkūręs irgi, kai gali bendrauti susitikus tarpusavį, dalintis tą informaciją. Tai labai įdomu, tu žymiai greičiau judi į priekį. Taip ir mano tikslas šių pamokų, kad jūs gautumėt kažkokį supratimą, galėtumėt pasinaudoti tom žiniom, tą informaciją. Taip tikrai labai gerai padeda judėti į priekį. Gerai, kad neužtęst, kalbam apie tai, nuo ko pradėti. Nuo ko aš pradėčiau, iš tikrųjų. Greičiausiai, kaip ir visų žanrus, aš pradėčiau nuo to, kad ieškočiau informacijos. Tiesiog ieškočiau informacijos, kaip viskas vyksta. Nepult ir prisipirkt fototechnikos arba objektyvų, o pradžioje ieškoti informacijos. Yra labai svarbu pasidomėti paukščiais, sužinot, įsidėmėti kokį paukščiai, kaip jie vadinasi, ką jie mėgsta, kur jų būna daugiau ir taip toliau. Tai yra viena svarbiausių informacijų. Atrodo, čia paukščiai, čia, pavyzdžiui, koks nors sportas. Irgi ten pat su tais pačiais objektyvais gali tekti fotografuoti. Ir kaip yra svarbu žinoti apie tą sportininką. Galbūt ne vieną, daugelį sportininkų, apie kiekvieną sportininką, kuriuos tu fotografuoji arba fotografuosi. Nes tu žinai charakterį, tu žinai supratimą, kaip jis juda, kaip jis vaikšto, kaip jis kažką ten daro. Taip lengviau visą laiką fotografuoti. Tad pradėkim nuo informacijos ir pasirinkimą pradžiai. Ką tu nori fotografuoti? Nežinot, jeigu fotografuot ruošies kokius varnėnus, tai didžiulis skirtumas nuo to, jeigu tu galvotum fotografuoti erelius, vanagus ir taip toliau ir panašiai. Todėl mums yra labai svarbu žinoti, ką fotografuoti, ką pasirinkti, kur fotografuoti. Gal kokią pasistatyti slapyvietę, kaip aš sakau, pašiūrę kažkokią, vat, ir ten ją pasistatyti, arba sužinoti ir susidraugauti su tais fotografais, kurie jau turi pasistatę. Ir jie kartas nuo karto tikrai ir kviečia į savo slaptas vietas, kur jie pasistatė, kad galėtų fotografuoti ne tik paukščius, bet ir galbūt žvėris. Viskas, kiekvieno žanras priklauso nuo to, ką jie nori, ką jie fotografuoja. Pagal tai pasirenka ir techniką. Štai Dariui ir buvo įdomu
pati technika, patys objektyvai, kokiais objektyvais galbūt geriau fotografuoti. Tai mano nuomonė, jeigu čia aišku yra ir diskusija užvirs po šio video, tai man tai tik tai bus smagiau. Ir jeigu yra jau, kurie pradeda fotografuoti paukščius arba žvėris, arba jau pažengę, o gal ir profesionalų, būtų labai įdomu, jeigu jūs tiesiog parašytumėt, kaip jums sekasi, kaip jūs bandot, kokiais objektyvais fotografuojat ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad tik tai į gerą visiems bus. Taip, kad jeigu ką, jungkitės ir būtinai parašykit, būtinai pakomentuokit, būtinai pridėkit galbūt savo kokiu tai patarimu. Nes visai visko aš negaliu žinoti, tuo labiau, kad aš šito nepraktikuoju. Bet kalbant apie objektyvus, tai aš žinau, kad kiekvienas objektyvas turi savo paskirtį. Taip, kiekvienas objektyvas naudojamas ten, kur jisai geriausiai tinka. Taigi, paukščiam fotografuoti mes turbūt suprantam, kad geriausiai tinka teleobjektyvai. Turbūt pradedant nuo 200 ir tolyn. Toliau jau viskas priklauso nuo to, kiek mes turim pinigėlių ir kokį objektyvą galima įsigyti. Pradedantiesiems aš turbūt patarčiau mokytis ir pradėti nuo objektyvo, kuris yra turbūt be ne pats pigiausias iš teleobjektyvų. Taip kažkas sakys, tai kad jisai tamsus, su juo galbūt nelabai. Aš manau, pradedantiesiems puikiausiai viskas tiks. Taigi yra tokie objektyvai 70-300 ar ten 75-300 arba 55-200, gal aišku iki 200 ir mažokai, bet aš manau pradėti galima. Bet sakyčiau, tai kur aš fotkinsiu, kas čia 200? Matai, mūsų mintis iškart galvoti apie tai, kad aš išeisiu į gamtą ir man būtinai reikia tokio objektyvo, kurį ten pritrauksiu iš nežinau kiek kilometrų ir man atrodys, kad paukščiukas čia pat sėdi. Mano nuomonė, ne nuo to pradedama mokytis, ne nuo to pradedama. Reiktų pagalvoti apie tai, kaip pasiruošti tiesiog vietelę kur nors prie namų. Ypač jeigu tau nuosavas namas. Gali pasistatyti kokį inkilėlį, pasistatyti kokį nors kelmą, kuris tikrai atrodytų kaip lyg tai iš gamtos, tas kelmas arba ten lūžęs medis ar tiesiog nupjautas medis ir taip toliau, kad viską aplinka ir fonas panašiai atrodytų lyg tai tu kažkur tai gamtoj fotografuoji. Pasiruošk maistą, susižinok, kokį maistą mėgsta tie paukšteliai, kurie galbūt aplinkui tavo namus gyvena. Kad tu galėtum ten pabarstyti ir būt pasiruošęs. Pagalvok apie taip, kokia šviesa aplinkui bus. Pavyzdžiui, inkilėlis atrodo gerai, ten susirenka daug paukščiukų, bet dėl šviesos jis gali pakenkti. Kodėl? Todėl, kad yra stogelis ir paukščiukai bus šešėlė, bus tiesiog netinkama šviesa. Todėl geriau kaip atviras dangus būtų. Taigi, koks kelmukas tinka. Nusipirkus kažkokiu tai kruopų sėklų arba ten semečkių, ten pabarstyti, kad jų nesimatytų kažkur ten biškį gilin ir tu pamatys, kaip susirinks paukšteliai, kuriuos tu galėsi fotografuoti. Ką toliau reikia daryti? Taigi, nuo to objektyvo, apie kurį kalbėjau, pavyzdžiui, 70-300, nuo 300 židinio nuotolis, tu gali pasirinkti atitinkamą atstumą. Ką nors tokio gali pasistatyti, jeigu paukščiukai baukštus, kad tavo tik objektyvas būtų išlindęs. Galima sugalvoti ir kitaip. Objektyvą, tai yra fotoaparatą pasijungti tiesiai prie kompiuterio ir fotografuoti nuotoliu. Tiesiog tu viską matai kompiuteryje ir paukščiukai skrinda, tu tik tai spaudi kompiuterio OK, pavyzdžiui, ir fotografuoji ir bandai. Bet aišku, tai ko gero neįdomu, kur kas įdomiau natūraliai fotografuoti. Taigi tuos dalykus pasiruošus, tu gali ištreniruoti savo ranką, nes nuo to, kad objektyvas tamsus, tau reikia atsiminti, kad svarbu yra labai gera šviesa. Toliau yra labai svarbus nustatymai, kurie padės tau užfiksuoti tą paukštelį. Atsiminkim, kad paukšteliai juda labai vikriai. Labai staigus judesiai pas juos. Todėl užfiksuoti ryškų paukštelį ne visada taip paprasta, net jeigu jie ten kažką tai lesa. Pagaudyti tų momentų, kai paukštelis tą lesalą išmeta, kaip sako, į orą ar panašiai ir
tiesiog pleškint ir pleškint. Reikia turėti daug nuotraukų, daug darbo atrinkti, bet gali būti, kad turėsi daug visokių gerų paukštelių nuotraukų. Todėl nustatymai yra labai svarbus. Vienas iš jų ir pirmiausias, tai greičiausiai išlaikymas. Būtent pasirinkti tokį išlaikymą, kad tikrai paukštelis nebūtų sujudėjęs. Kad lesant jo galva staigiai juda ir gali būti, kad galva bus neryški. Atkreip dėmesį ir vis pasididinti ekrane, pažiūrėti, ar tikrai nėra sujudėjusių vietų paukštelio, kažkas galva, sparnai ar panašiai. Aišku, jeigu jis ore skrendantis, gali būti tikrai ir įdomu, jeigu jie sujudėjo, tai rodo greičių įspūdį, kaip jisai juda ir taip toliau. Tai štai tokia gali būti pradžia su paprasčiausiu ir pigiausiu objektyvu. Toliau objektyvą galima pasirinkti ir brangesnį, pasirinkti ir 400 mm, galbūt net 600 mm ir net pasirinkti, kad nebūtų tamsus, o pasirinkti, kad būtų diafragma 2.8 pas tą objektyvą. Tai tikrai turėsi šviesų objektyvą, turėsi gražų foną fotografuojant paukščius. Ypač jeigu tu ruošiesi ir tau patinka fotografuoti plėšrius paukščius, tokius kaip ereliai, vanagai ir panašiai, jau ten visai kita situacija. Ten turi būti slėptuvėse, ten turi būti pasiruošęs kažkokios tai ten mėsos, nežinau, pasūknikus, gal nuo ir kokios tai odos, ten gyvūno, kurią galbūt jie meta lauko, tu gali nusinešęs ten irgi kažkur tai padėti, kad tie paukščiai atskristų ir ten ją naršytų. Reikia nepamiršti pririšti. Sako, jeigu nepririšai, tai jie tie paima ir nuskrenda ir baigėsi tavo visas fotografavimas. Tai štai ten jau visai kas kita. Ten tikrai reikia ilgesnio židinio. Ir gali būti, kad neužteks nei 4, nei 600, priklausomai nuo to, kokia ten vieta. Netaip lengva, sako, įpratint paukščius, kad atskristų ten pašert. Ne taip lengva su kai kuriais paukščiais, kurie, sako, moka skaičiuoti iki 3, tad jeigu tu ne vienas atėjai ir, sako, jie niekada neatskris, nes žino, kad tu esi ten. Todėl tokį dalyką irgi reikia žinoti, tos dalykus reikia irgi suprasti, nes mums kartais atrodo, štai šiuo metu atrodo tylu ramu. Ir iš tikrųjų, kodėl taip tylu ramu, net pačiam keista, nes kiekvieną rytą čirškia, čia jie švilpia, kad atrodo ausys pengia. O dabar tylu ramu ir mums atrodo, kad viskas, matyt, nėra paukščių kažkur išskridę. Visi paukščiai, visi žvėrys tave kuo puikiausiai mato, girdi ir stebi. Taip kad, kaip sako, atėjai, tai jie taip nepuls ir neatskris tau į tą vietą, nes jie žino, kad tu ten kažkur tai esi įlindęs. Pagal kvapą ir taip toliau ir panašiai. Tikrai įdomių pasakojimų, įdomių visokių niuansų gali sužinoti iš tų žmonių, kurie tai daro. Tai iš tikrųjų geras patarimas visų pirmiausia būtų, kad domėkitės, bendraukitės su tai žmonėm, klauskit pas juos, paprastai jie atsako ir tu sužinai. Pasidomėk, susiras tą fotografą, kurio tos paukščių nuotraukos labai gražios ir tau jos patinka. Ir būtinai pasidomėk, kokią jis techniką fotografuoja ir taip toliau. Taigi, grįžtant prie tų plėšriųjų paukščių, iš kurių paprastai tenka ir iš toliau fotografuoti. Kartais gali tekti įsigyti ir adapterį. Nepamirškit. Adapteris, aišku, tinka, kuris, pavyzdžiui, padvigubina tavo židinio nuotolį. Pavyzdžiui, iš 400 padaro 800. Įsivaizduojat, kaip tai neblogai, ar ne? Bet yra labai svarbu, kad tavo objektyvas šiuo atveju būtų šviesus. O šviesus tai reiškia pakankamai brangus. Taigi uždėjus 2 kartus didinantį adapterį, konverterį, galima būtų turbūt taip sakyti, objektyvas patamsės. Jeigu buvo 2.8 diafragma, tai bus 5.6. Reiškia, jis patamsės. Bet tu išloši ant to, kad tu turėsi ilgesnį židinį. Kaip sakiau, jeigu turėjai 400 mm objektyvą, tai šiuo atveju turėsi jau 800 mm. Toliau irgi daugam labai svarbu, sako, kaip man gražu, kaip tas fonas būna sulietas, paukščiukas tame fone ir panašiai.
Bet jeigu mes turim tamsų objektyvą, tai greičiausiai fonas nebus sulietas. Mėlyje atsiminkim, kad netgi jeigu turim tamsų objektyvą ir kokį 400-500 mm kaip pavyzdys ir jisai tamsus objektyvas, tai atsiminkim, kad yra dar du būdai, kurie mums padeda foną padaryti sulietą. Tai yra keičia ryškumo gylį. Tai ne tik diafragma, kurią tavo objektyvas galbūt turi tamsę 5-6 ar 4,5, bet dar ir atstumas ir židinio nuotolis. Taigi, jeigu tu fotografuosi su priartinančiu, tai aišku, kad fonas lygiai taip pat liesis. Jeigu tu fotografuosi iš arčiau, taip pat fonas liesis labiau ir taip toliau. Taigi, pasirinkti objektyvą fotografuoti reikia turbūt pagal tai galvot arba viską susiaurint, galvot, ką tu fotografuosi, kokius paukščius fotografuosi. Turbūt negalima taip mėtytis arba galvoti, tai aš visus noriu fotografuoti. Jo, pradžia greičiausiai tokia ir būna, kad svarbu, kad tik pagaut tą paukščiuką, kad tik jį nufotografuoti. O paskui jau galvoju, vat, man tas paukštis, aš labai svajoju nufotografuoti, ar skrendant į erelį, arba ten tupinti kažkur erelį ir taip toliau. Tai štai čia reikia vis daugiau ir daugiau žinių, galbūt pavažiuoti kažkur į pajūrį ir ten fotografuoti, ten yra ir tų paukščių, kurie gaudo žuvį, įdomu irgi pasižiūrėti, visur slaptavietės ir taip toliau, žodžiu, belieka pasidomėti. O objektyvą bus lengva išsirinkti, kai tu pasirinksi fotografą, kuris daro tam tikrus paukščius fotografuoja, arba žvėris fotografuoja ir jis naudoja tam tikrą techniką. Techniką tu gali sužinoti, kokią jisai naudoja ir jeigu tu tikrai rimtai nusiteikęs tuo eiti į priekį, tai tada galima pirkti. Bet kaip visada aš rekomenduoju pradžioj gauti galimybę išbandyti. Būtinai išsibandyti. O išsibandyti galima tik tai išsinuomavus, galbūt susidraugavus su tais fotografais, kurie tai daro ir pabandyti tą objektyvą. Vat, galbūt kitokių yra būdų, parašykit būtinai, kas manot, kad taip gali būti ir tada jums tikrai padės žygiuoti tuo keliu, kuriuo jūs norit ir turėsit daug gražių nuotraukų. Taigi, mėlyjeji, aš bendrai apie tokį gal kažkas gavot, kažkokios informacijos, žinių, gal gaut kažkas kokiu padrasinu ir tai man labai smagu, jeigu taip yra, jeigu gaut kažkokiu atsakymu ir galite eiti šiuo keliu. Belieka tik laukti jūsų gražių nuotraukų ir viskas. Na, o jeigu daugiau kas norite apie fotografiją, sužinoti, išmokti fotografuoti, nustatymai ir dar daugiau visokių niuansų, kaip tai padaryti geriau, ne tik, kad fotografuojant paukščiukus, bet žmonės, žvėris ir taip toliau. Nustatymai iš esmės tie patys. Mums svarbiausia suprast, kodėl mes taip nustatom, kodėl mums svarbus yra išlaikymas, kodėl svarbi yra diafragma, kodėl yra svarbus jautrumas. Tai tokiu atveju tu gali bet ką fotografuoti svarbiausia. Tu supranti, ką tu darai, dėl ko tu nustatai. Tai mokytis galima dviem būdais. Pirmas tai savarankiškai, antras individualiai. Savarankiškai net 10 temų video formate. Labai patogu, įsigijus 10 temų, nuoroda yra po šio video. Tu gali mokytis būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Turėk prieš savęs fotoaparatą, žiūrėk ar per kompiuterį, ar per planšetę ir daryk, kas tau sakoma. Paprasta ar ne? Toliau individualūs kursai, tai kai mokomės tik tai tu ir aš, viskas, tu ir aš. Mokymus yra profesionalūs patarimai visi, ką aš turiu, kiek aš per 30 daugiau metų jau išbandęs, suprantu, visi patarimai tik tai tau vieninteliam. Taip mes mokomės kartu su tavimi, visos žinios naudojamos iš mano galvos, širdies, kad suprastum, ką veiki, kodėl reikia taip, o ne kitaip nustatyti. Tie labai padeda išmokti žymiai greičiau. Ir nuoroda po šio video lygiai taip pat pasidomėk, pasižiūrėk ir lauksiu tau skambučio arba žinutės parašytos, sutarsim, kada galim pradėti. Na ir pabaigai, aišku, kad nepamiršt,
visą laiką laikas, būtinai prenumeruokit, būtinai spauskit skambutį, būtinai užduokit naujų temų, būtinai pasidalinkit su savo draugais, kurie žinot, jeigu, kad jie nori išmokti fotografuoti, nori sužinoti daugiau apie fotografiją. Užduokit naujų temų. Tai vėlgi, manau, daug kas taip gali kažko sužinoti daugiau ir išnaudoti tą žinias, kurias aš pasakoju, apie kurias kalbu. Taigi, ir taip judėsim į priekį, nepamirškit paspausti skambučių, kad nepraleist kito video. Ir tada atsisveikinu šį kartą iki sekančio karto, iki sekančios temos, iki sekančio video. Visiems iki. Sveiki. Apie mokytoją Vladą galiu palikti tik tais geriausius atsiliepimus, kaip apie savo fotografijos mokytoją, taip pat kaip apie žmogų kupiną įdomių idėjų ir turinti malonų bendravimą. Pačios fotografijos pamokos buvo labai efektyvios, aiškiai ir suprantamai dėstomos. Jeigu kažko nesupratai, tikrai gali paklausti 1, 2 ar net 3 kartus. Netgi būdavo galimybė pasirašyti po pamokų. Labai patiko tas faktas, kad pasibaigus kursui tu kaip mokinys nesi pamirštas ir pats mokytojas pasiteirauja, kaip tau sekasi. Tai tikrai rekomenduoju šios kursus, bus smagus laikas, efektyvūs mokymai ir tikrai manau, kad gausit dozę motyvacijos mokytis.